Labas vakaras, sveiki prisijungę. Noriu išgirsti, ar matau, girdžiuosi. Labas vakaras. Labas, super. Sveiki, girditės. Alio, smagu girdėti jūsų balsus. Smagiau negu kalbėti tiesiog su kamera vienai. Super, sveiki. Taigi, šiandieną susitikome pakalbėti tokia tema apie santykius. Kažkodėl jinai yra labai aktuali ir sulaukia didelio susidomėjimo. Kaip ir turėjau įtarimo, kad dalyvaus tikrai ne visi, nors užsiregistravo apie 200 žmonių. Tai džiaugiuosi, kas prisijungėte gyvai, nes žiūrėsite įrašą, nes gyvai būti, kiek jau galim gyvai, net jeigu tai yra internetu, yra žymiai šilčiau, artimiau negu tiesiog vartoti informaciją. Ir galbūt ir norisi pradėti nuo tokio momento, kad tik mes jungiamės kažkokius seminarus, mokymus, kursus, tai ne tik apie informaciją, mes perimam energiją, perimam tam tikrą emociją, perimam tai, su kuo tas žmogus kalba, ar ne, su kokia išraiška, su kokiam emocijom, nes tai ir yra įrodymas, ar tai veikia ar neveikia jo paties gyvenime. Todėl šitą paskaitą aš ir nusprendžiau padaryti, kuri būtų atvira visiems, nes tikrai labai mėgstu savanoriauti ir dalintis informaciją visą savo gyvenimą, ką atrandu. Ir taip pat ne tik pati atrandu, bet taip pat ir labai daug mokausi, kas mane pažįstat, žinot. Tai noriu šiandieną padaryti šią paskaitą, kuri būtų atvira visiems, kur ne tik būtų prieinama už pinigus kurso dalyviams, ar ne, bet tiesiog įkvėpta praeito kurso, kurį mes praėjom su dalyviais, tai vadinasi meilės psichologija. Baigėme praeitą savaitę. Ir jaučiuosi labai kvėpta dalyvių rezultatų, nes mes realiai po 8 savaičių turim tokius rezultatus, kurių aš pati asmeniškai nesitikėjau. Tai kai kurie surado antras pusės, nes tas kursas yra apie porų santykį, kai kurie atstatė santykį poroje dėka praktikų, kurias praktikavo ir dėka žinių, kurias įgijo. Tai tiesiog norisi labai dalintis tomis žiniomis, nes aš tikrai nuoširdžiai jomis tikiu. Ir iš tikrųjų, tai yra pirmas kartas, kada darau tokį nemokamą webinarą, tai atleiskite, jeigu bus kažkokie nesklandumai, dažniausiai tai būna privačiose grupėse, kai mes dirbame kartu, bet žiūrim, kas gausis geriausiai iš to. Tai šitas susitikimas truks valandą laiko, bandysiu spėti, kas žinot mane ir dalyvavę seminaruose, žinot, kad man ne visada taip paprasta sutilpti į laiką, bet darysiu, ką galiu geriausio, kad tiesiog sutilpti laiką. Taigi, kaip ir minėjau, tai yra mano noras, kad kuo daugiau porų būtų laimingos. Kodėl? Žinot, dažniausiai, jeigu kažkokie mokytojai kažką moko, tai ateina iš jų pačių gyvenimo, nes kaip staiga žmogus gali sudomėti kažkokia tai tema, pavyzdžiui, mano viena kolegė dirba specifiškai su narcisistiniais klientais. Kodėl? Todėl, kad ji yra patyrusi, ką reiškia toks santykis, dėl to jinai jaučia didelę prasmę apie tai dalintis. Kiti žmonės, ar ne, kalba labai daug kaip verslą padaryti ir jie užsikūrę yra toje temoje dėl to, kad tai yra jiems tema, kurią jie patys mokosi. Greičiausiai santykiai ir yra ta tema, kurią aš visą gyvenimą mokausi, man tai labai įdomu, man patinka. Ir, žinoma, aš ir pati praėjau nemažai nevykusių santykių, vieni iš jų, tarp kitko, ir buvo tie labai populiarūs dabar narcisistiniai santykiai. Tai žinau, kas yra nesveikas santykis, žinau, kas yra sveikas santykis ir nuo mažų dienų aš pati turėjau tarpininkauti tarp savo tėvų, kurie buvo tokiam įtemptam, aistringam, itališkam santykyje. Tai aš būdavau visą laiką ta teisėja, kuri nuteisdavo, tai kas čia teisus toje situacijoje, o kas ne. Tai nebūdavo kažkokie būtinai labai destruktyvūs santykiai, bet jie buvo labai įtempti emociškai. Ir ko gero dėl to aš pasirinkau saviugdos kelią, psichoterapijos kelią ir dabar konsultuoju žmonės ir porom konkrečiai kasdieną padedu susikalbėti tarpusavyje. Tai dirbu su poromis, su individualiais žmonėmis ir tikrai matau labai daug atvejų. Dėl to, kai kuriais atvejais pasidalinsiu su jumis. Nes šiandieną kalbėjom su klientė asmeniniai sesijai ir jinai sako, o tai ką vyrai kitaip būna masto, nes jos vyras yra labai aistringas, labai
patinka jam fizinis artumas, daug fizinio artumo. Ir sako, tai ką vyrai būna kitokie? Sako, aš kitokių vyrų iš vis nepažįstu, nes ji didžiausią laiko dalį ir leidžia būtent su tuo vyru. Ir 18 metų, man atrodo, ar kartu, ar pažįstame, ji su kitais vyrais nelabai ir bendravo. Tai mano užduotis yra kartais papasakoti, kokie atvejai būna, kad jūs galėtumėte per save perleisti tą informaciją ir suprasti, kad jeigu jūs esate tokiam santykiui, tai nebūtinai reiškia, kad visi santykiai yra tokie. Tai procese papasakosiu daugiau, pateiksiu pavyzdžių iš savo darbo, bet šiandieną tokią temą paskelbiau, kuri vadinasi 3 tavo vidinės savybės, be kurių santykiai 100% žlunga ir kaip tai galima pakeisti. Drąsus pavadinimas, sutinku, tikrai žinau daug santykių, kurie nežlunga neturintų 3 savybių, ta prasme, kad jie yra susituokę arba yra santykiuose, bet jie tikrai nežydi tame santykyje. Tai žlunga santykis, kai aš sakau, aš turiu omenyje, kad nebėra tarpusavio santykio, yra aš ir yra tu. Ten, kur yra aš ir yra tu, nėra santykio, tai yra 2 individai. 2 individai tik apsijungia kartu į vieną, vadinasi santykis. Bet jeigu kiekvienas savo, jeigu kiekvienas pildo tik savo poreikius ir sako, kad per tave čia visos problemos, ar ne, aš nelaimingas dėl to, kad tu kažko man neduodi, arba tu netaip elgiesi, tai iš esmės tokiu atveju nėra santykio. Ir daugelis žmonių gyvena porose, nebūdami santykyje. Tai jūs galite paklausti ir savęs, kaip jūsų praeitis santykiai, ar dabar santykiai, kuriuose jūs esate, ar jūs esate santykyje, tai reiškia, kad jūs esate susitikę. Daugelis porų, ką aš pastebiu, jie tiesiog gyvena kartu, bet jie nėra susitikę, jie neturi ryšio. Yra kažkokios gynybos, pasipriešinimai, neprisileidimas, baimės ir visa tai stabdo jų tarpusavio ryšį. Ir aš tikrai per šitus visus metus, kad dirbu su žmonėmis, iš tikrųjų mano pati pradžia, galbūt, kad suprasti, aš buvau šokių mokytoja, bet mūsų šokiai buvo labai tokie, sakykime, kūno terapija, judesio terapija, poros santykyje. Ir mes mokėm labai daug porų, kaip susitikti per šokį. Ir kūnai niekada nemeluoja. Kartais ateina poros ir aš iš karto žinau iš jų kūno kalbos, iš jų apsikabinimo, prisilietimo, kurie santykiai veikia ir kur žmonės jaučiasi laimingi, net jeigu jie ir šypsosi paviršutiniškai, bet aš matau, kur yra labai daug problemų, nes kūnas, kai ateina pora į apsikabinimą, iš karto išduoda, kad kažkas yra ne taip. Taip, kad kūnas niekada nemeluoja. Ir jeigu jūs apsikabinę savo partnerį arba prisilietę jaučiatės, kad kūnas susitraukia, atkreipkite tai dėmesį. Tai yra signalas, kad kažkas yra ne taip. Ir to nereikia ignoruoti. Lygiai taip pat su kūno kvapu, su knarkimu, viskas taip nuostabu santykių pradžioje, bet paskui staiga tai perzina. Tai apie ką tai yra? Arba turiu vieną porą, kuris sesijose nuolatos pykstasi dėl to, kad vyras spintelės kokios, žodžiu, nepritvirtina, ar kad sofos nesutvarko, ar ten dar kažko. Ir tai yra todėl, kad tai yra vidinės nuoskaudos, kurios išsireiškia per tokius buitinius aspektus. Bet tai nebūtinai reiškia, kad tai susijęs su spintelė, sofa ir taip toliau. Tai tikiu, kad ir kai kuriem iš jūsų tai irgi yra pažįstama. Ir šiandieną truputėlį papasakosiu jums apie, bet per visus tas metus dirbant su žmonėm, ką aš pastebėjau, kokios yra 3 savybės, kurios yra būtinos, kad santykiai vystytųsi, ir kokias 3 savybės turi žmonės, kurie arba neateina į terapiją, arba ateina į terapiją ir labai greitai prasisprendžia dalykus. Taigi, iš esmės, ką matau, tokį vieną pagrindinių dalykų, kad turbūt čia iš galvos, skaičius 95% žmonių net neįsisąmonina, kad jų dabartiniai santykių modeliai yra susiformavę dar vaikystėje. Nes, žinot, jau užknisa, girdėti, tai kaip tavo mama ir tėtis vaikystėje. Aš pati kaip terapeutė stengiuosi to neklausti, bet anksčiau ar vėliau labai dažnai iškyla į paviršių. Tai mama, tai tėtis, žodžiu, buvo toks. Ir iš tikrųjų, tai yra pirmieji mūsų mokytojai, kurie išmokė mus, kas yra santykis.
Tai gali būti, kad jūs ar ten jau dabar gyvenat atskirai 30-40 metų nuo tų savo tėvų, bet jeigu santykiuose nebuvo viskas tvarkoje, arba pavyzdžiui mama, kuri nuolatos nuvertindavo savo vyrą, ar nes tai jūsų tėti, arba kažkokie tai nesupratimai buvo ten, tai garantuoju, kad tai kažkaip atsiliepia jūsų įsitikinimams ir jūsų dabartiniam gyvenimui. Nes visą gyvenimą, kokį mes turime, yra apie įsitikinimus. Man atrodo, čia tokie baziniai dalykai, apie kuriuos per daug net nereikia kalbėti, bet atrodo svarbu priminti, kad viskas, ką mes turim gyvenime, yra dėka mūsų įsitikinimų. Jeigu aš tikiu, kad tik tai tokį vyrą arba tik tai tokią moterį galiu susirasti, štai tai ir turiu tokią. Jeigu aš tikiu, kad ne, kiti žmonės kitokio tipo, pavyzdžiui, vyrai arba moteris yra išdavikai, tai natūralu, kad aš tada ir turiu tokį santykį, kur jaučiu, kad va čia yra neišdavikas, gal jisai, kaip kai kurios mano klientės sako, nu gal ne visai jau toks vyriškas, bet geriau nesaugu. Tai iš esmės ir tai, ką mes vadiname mano charakteris toks, arba toks aš jau esu, tokia aš jau esu, tai yra mūsų tokia išmokta maniera bendravimo ir mes ją dažnai perimam iš vaikystės, arba tai yra pristaikymo būdai arba baimės. Ir aišku, šitie šablonai kuria arba greuna jūsų santykius dabartyje. Ir aš tikiu, kad dalis jūsų dabar esančių čia yra santykiuose, kurie atrodo netenkina iki galo, kažkas ne taip, dėl to ateina į paskaitą. Galbūt jums sunku susirasti antrą pusę, nes vis kartojate patį šabloną, jūs surandat vis tokius pačius partnerius, kur atrodo kažkas ne taip. Galbūt dėl to renkatės būti vienu, nes tiesiog esat nusivylus, kad iš vis įmanomi tokie santykiai, kur bus harmonija, meilė, ryšys, kur aš jausiuosi gerai. Atrodo, kad tas default režimas ar ne, tas įprastas režimas yra kažkas neįprasta ir nematyti, ir net mano kurso tikslas ir buvo sukurti tokį kursą, kur kalbėčiau apie sveikus santykius, nes labai dažnai mano Q&A žmonės ir klausdavo, tarkim, Instagrame, tai kas yra tie sveiki santykiai? Tai dėl to aš nusprendžiau padaryti kursą, kuriame yra 90 paskaitų ir 40 valandų medžiagos, kad papasakočiau, kas yra sveiki santykiai. Tai šiandieną trumpas rezume. Taigi, jeigu jūs jaučiat, kad santykių modeliai kartojasi, jeigu jaučiat, kad vis neišeina sukalbėti, verta pažiūrėti, iš kur jūs atėjot. Ir ne su kaltinimu kažkokiu, ne su gailesčiu, oi, tai va, mano tėvai tokie, tai dabar aš irgi toks. Ne, tiesiog su tokiu žvilgsniu sąmoningu pažiūrėti, o kokias programas galbūt iki šiol aš nešiojuosi savo viduje. Nes be to, be pamatymo ir be pradirbimo, visa kita yra veidrodžių karalystė. Jūs neįsivaizduojat, aš kasdieną dirbu su veidrodžių karalystė. Tai pirma savybė, kurią svarbu santykiuose, kuriant santykį turėti savyje ir puoselėti, tai yra vidinė savistaba. Reiškia, aš turiu pradėti atskirti labai paprastą vieną dalyką. Ar šita savybė, kurią aš projektuoju, yra iš tikrųjų to žmogaus savybė, ar aš atsinešu baimę iš santykių, kuriuos mačiau praeityje arba kuriuose buvau ir užprojektuoju arba perkeliu ant savo antrosios pusės. Tai kas žinot apie projekcijas ir perkelimus, kuo tai skiriasi? Parašykite chatą, noriu išgirsti, ar žinot, kuo skiriasi perkelimas ir projekcija. Tokie du žodžiai, gana psichologiniai, dabar daug kas yra apsišvietę psichologiškai. Kas yra perkelimas ir kas yra projekcija santykiuose? Labai norėčiau išgirsti jūsų pasidalinimus. Galit ir balsu, jeigu norit. Perkelimas ir projekcija santykiuose. Kas tai ir kaip tai reiškiasi? Tai kol atrašysit, tiesiu apie pirmą savybę. Tai vidinė savistaba yra apie tai, kad kuo labiau gebu stebėti save,
tuo mažiau reaguoju automatiškai. Tai yra iš tų pirmutinių išmoktų modelių. Ir kai kurie mano klientai sako, aš tikrai nebūsiu tokia kaip mano mama ir tėtis, bet staiga sako, aš nenoriu būti, bet aš su amžium vis labiau tampu mama arba tėčiu. Tai kaip čia taip nutinka? Kodėl aš nenoriu ir vis sukuriu tokį pat elgesį, vis taip pat kontroliuoju kaip mano mama arba mano tėtis, vis taip pat, žodžiu, nepatenkintas viskuo, vis pykčiu reaguoju į kažkokias situacijas. Gerai, taip jūsų atsakymas projekcija gal kažkas panašaus kaip dvigubinimas su kažkuo. Tai tada pasidalinsiu neužilgo apie perkelimus ir projekcijas. Tai vidinė savistaba ir yra esminis dalykas, kad mes gebėtume atskirti projekcijas, perkelimus ir realybę. Tai nes jeigu mes turime pretenzijas savo tėvams, savo praeitiems santykiams, turime pretenziją vyrams arba moteriams iš principo, tai priešingai lyčiai, tai natūralu, kad nebus harmoningo santykio, neįmanoma, nes mes susirasim tobuliausią, patį nuostabiausią vyrą arba moterį ir padarysim jį siaubūnu. Ir aš mačiau tai 100 kartų. Atrodo normalus, ramus ten vyras, susiranda moterį, kuri ant jo projektuoja ir jame mato siaubūną ir padaro jį tokiu. Pavyzdžiui, moteris, kuri turi pretenziją alkoholizmui, nes jos tėtis buvo alkoholikas, tai jis susiranda vyrą, kuris yra absoliutus abstinentas, visiškai sveikuolis, saviugda besidomintis, žodžiu, dvasinis ten koks guru ir padaro iš jo priklausomą nuo alkoholių vyrą. Kaip čia taip įmanoma? Kaip įmanoma taip išvesti iš kelio? Bet jos radarai stebi ir pasirenka žmonės, kurie turi polinkį tam, net jeigu tai yra pasąmoningas procesas. Tai jeigu mes nepažįstam šito, jeigu mes neatsireflektuojam, iš kur mes atėjom, mes natūraliai pritrauksime dalykus ten, kur turime pretenziją, nes jie mus natūraliai traukia. Na, jeigu aš, pavyzdžiui, labai nemėgstu mandarinų kvapo, tai kiekvieną kartą, arba, pavyzdžiui, bijau vorų, ar ne, kiekvieną kartą atėjus į erdvę, aš stebėsiu, ar nėra vorų, ar čia tikrai nėra vorų, nėra niekur voratinklio, čia pakankamai švaru ir išvalyta, arba atėjus į svečius žiūrėsiu, ar čia nėra mandarinų, aš negaliu žuosti mandarinų, man bloga nuo mandarinų kvapo, ar ne, ir natūralu, kad jūs gal net ir pastebėsit labiau tos mandarinus arba tos vorus, negu kiti žmonės, kurie absoliučiai neakcentuoja. Ir man labai patinka įvairius eksperimentus daryti su žmonėms, su klientais, ir pastebėti, ką jie akcentuoja. Aš elementariai, pavyzdžiui, klausiu žmogaus, ką jis eidamas iki kabineto nuo savo mašinos, į kokius dalykus atkreipė dėmesį, ką akcentavo. Ir žmogus bando atsiminti ir įvardina man. Ir kaip skiriasi ėjimas gatve vieno žmogaus ir kito žmogaus. Viena moteris, kuri yra nusivylusi santykiais, visur pastebi vyrus, kurie yra potencialūs išnaudotojai, kažkokie kenkėjai, kurie spjaudosi gatvėje, kurie tokie agresyvūs, nes jinai yra patyrusi smurtą. Kita moteris visur mato gražias moteris ir jom pavydi. Ir eina gatvė ir jaučiasi vis blogesnė ir kažkokia netinkama, nes jos tokios sutvarkė, o jinai turėdama 3 vaikus, mat nesugeba sutvarkyti taip gražiai. Ir kiekvienas mes akcentuojame skirtingus dalykus. Vienas žmogus atėjęs į erdvę mato, tarkim, kalbant apie žmonės, ar ne, apie santykį. Vienas žmogus atėjęs į erdvę mato visus žmonės, kurie jam konkurentai. Kitas žmogus atėjęs į erdvę mato žmonės, kurie labai gražiai apsirengia ir wow, jam įdomu paklausti, kurie pirko tos rūbus, nes tas žmogus yra, tarkim, stilium ir mada susidomėjęs ir jis natūraliai mato tai. Dar kitas žmogus stebi, kaip poros bendrauja čia tarpusavį, ar jie turi gerą ryšį ar ne, ir kokių dar porų būna, kaip jos tarpusavį bendrauja, nes jiem įdomu poros santykiai. Tai tą svarbu pamatyti, o kur mano dėmesys krypsta, kai aš ateinu į erdvę. O kur mano dėmesys krypsta, kai aš esu santykyje su savo antra puse. Ką aš akcentuoju? Ar tai, kaip jisai neatsakingai elgiasi? Ar tai, kaip jisai negražiai rengiasi? Ar galbūt man tai susijęs su įvaizdžiu? Ar tai, kaip jisai bendrauja su kitais žmonėmis? Ar jisai keikiasi, ką aš akcentuoju. Tai pagalvokit ir pas save,
kaip jūs, į ką, vat, su antra pusė, ar ne, arba praeitus santykius atsiminkit, arba dabartinius santykius, vat, kur jūsų dėmesys krypsta. Ir galit net ir užsirašyti, vat, 3 dalykai, kur pagrinde mano dėmesys krypsta. Ir tai pasakys labai daug apie jūsų pretenzijas mamai, tėčiui, praeities santykiams arba ankstyvosiam patirtim. Ir su tuo nepradirbus, jūs galit apsimest, kad jūsų netrigerina tie dalykai, galit pabandyti neknisti proto, kaip sako, ar ne, antrai pusė apie tai, bet jeigu jūs turit pretenziją tame, tai vis tiek išlys, jūs galit šypsotis, bet partneris jaus, kad pas jūs ten verda viduje. Ir tai sukuria atstūmimo jausmą jūsų partneriui. Taigi, grįžtant prie projekcijų ir perkelimų, kodėl apie tai paklausiu? Tai jūs spėliojate, ar ne, kad perkelimas tai kai jau turėjau tokią patirtį arba tas žmogus primena jau turėtą žmogų. Perkelimas, nežinau, o projekcija, kai savo savybės, neišgyventas traumas perkeliam į santykius savo. Super. Perkelimas gal kai keičiasi partneriai, bet savybės lieka pas juos tos pačios ir vis pačias bėdas tenka spręsti, vis tas pačias bėdas. Krypsta, ar kalbasi, kaip kalbasi ir panašiai. Super, jau atreflektuojat. Valio. Tai kalbant apie perkelimus. Perkelimai tai ir yra. Pavyzdžiui, vyras pakankamai tvarkingas, bet nesusitvarko savo kambario po savęs. Ir jeigu mano mama turėjo pretenziją savo vyrui, tai yra mano tėčiui, kuris buvo netvarkingas, apart to, kad mano vyras, pavyzdžiui, tvarkingas visose kitose situacijose ir vietose, bet jis nesutvarko savo kambario, aš tai išdidinsiu ir perkelsiu savo tėtį ant savo vyro ir sakysiu, tu esi netvarkingas ir kartosiu tą patį, ką mano mama, pavyzdžiui, kartojo savo vyrui, tai yra mano tėčiui. Arba tobula situacija vat, iš mano 2 klientų iš poros gyvenimo. Tobulas pavyzdys. Moteris nuolatos priekaištauja dėl tų spintelių nesurinktų ir namie betvarkės, nes vyras grįžta po darbo namo, įlenda į telefoną gulėdamas ant sofos ir viskas, ir jo nebėra. Moteris nori ryšio, artumo ir taip pat, kad jis pasirūpintų ir prisimtų atsakomybės tvarkyti tas spinteles, kurias jau pradėjo ardyti ten prieš metus laiko. Vyras grįžęs namo nedaro to ne dėl to, kad yra iš tikrųjų pavargęs, bet dėl to, kad tai jam asocijuojasi su prievarta. Jo namuose buvo absoliuti diktatūra, nes tėtis yra pakankamai didelis verslininkas ir namuose visi turėdavo daryti taip, kaip tėtis pasakė. Ir jisai suranda moterį, kuri jo paprašo gražiai ir jinai tikrai metus laiko ten prašė gražiai, bet sako, metus laiko prašyti to paties jau nebėra adekvatu, natūralu, kad jinai pradeda pykti. Bet vyras vis tiek perkelia ant jos, kad ji yra jo tėtis. Jisai mato savo tėtį joje, kad jis dabar reikalauja iš jo kažką daryti ir jisai negalėjo pasipriešinti namuose, dėl to dabar priešinasi savo žmonai. Tuo tarpu žmona turėjo tėtį, kuris yra visiškai toksai menininkas, ten dirbtuvėse savo, žodžiu, užsiėmęs, pakankamai nagingas, darbštus, natūraliai jinai perkelia, kad vyras turi būti darbštus ir nagingas ir perkelia, kad mano vyras toks turi būti. Ir jos mama nuolatos priekaištaudavo savo vyrui, jos tėčiui, ir sakydavo, tu netvarkingas, tu ten savo, žodžiu, garažą ar ten sandėlį tvarkais, bet namie nieko nepadedi man. Ir jinai perkelia ant savo vyro tą savo tėtį ir 2 tėčiai yra santykyje, bet ne 2 suaugę žmonės. Tai perkelimas yra, kai aš kažkokį žmogų perkeliu ant savo partnerio. Projekcija tai yra dalykas, kaip pavyzdžiui, aš bijau, kad mane išduos. Ir aš tada visada stebiu savo partnerį ir jam sakau, aha, tu tikrai su kažkuo surašinėji, tu garantuotai mane išduosi ateityje, žodžiu, mūsų santykiai nėra geri, tai greičiausiai tai kvepia išdavystę. Ir kas vyksta? Greičiausiai manyje tuo atveju atsiranda kažkoks nepriimtas mano bruožas, mano savybė. Tarkim, aš turiu, pavyzdžiui, polinkį, čia irgi mano klientų konkrečių pavyzdys,
Va ta moteris, jinai iki to vyro nežinojo, kas yra išdavystė ir kas yra neištikimybė. Kai jie susitiko, tas vyras turėjo didžiulę baimę, kad jį išduos moteris ir jisai pradėjo jai skiepyti mintį apie neištikimybę. Ir tada jinai sako, aš jau net iš tikrųjų pradedu norėti susitikti su kažkokiais kitais vyrais. Ir sako, iki to aš visiškai to neturėjau, nes tas vyras pats iš savęs yra labai aistringas ir labai toks kūniškas ir pats yra išdavęs anksčiau praeitose santykiuose ir jis turi polinkį tam, bet to nepriima savie, nes jam gėda, kad jis išduoda, bet jis užprojektuoja, kad tu mane išduosi. Arba, pavyzdžiui, aš esu viduj tinginys, bet aš bijau tą pripažinti, tai aš projektuosiu, kad tu esi tinginys, tu nesitvarkai, nuo savęs nukreipsiu dėmesį į kitą, kad nieks neišaiškintų ir nepamatytų, kad aš iš tikrųjų tingiu tvarkytis. Tai projekcija yra, kai aš projektuoju savo šešėlinės pusės, kurių nenoriu priimti, arba, pavyzdžiui, žinot, labai populiarus būna populiari projekcija, tai tu pailsėk, tu jau pavargai. Bet iš tikrųjų tai yra, aš pavargau, aš noriu pailsėti, bet aš savo neleidžiu, tai jeigu tu eisi pailsėti, tai ir aš galėsiu pailsėti. Ir tada aš pykstu, jeigu tu neini pailsėti, nes ir aš tada negaliu pailsėti. Tai projekcija yra savo neįsąmonintų savybių perkelimas, taip kaip vat ir jūs rašėte, o perkelimas tai yra, kai mes žmogų matome prieš į save ne savo antrą pusę, bet jau mamą arba tėtį pradeda matyti, arba kitus savo buvusius partnerius, ar drauges, ar dar ką nors, kas mūsų skaudino, o projektuojame savo neįsąmonintas savybės. Jeigu vieną šitą konceptą jūs pasimtumėt iš visos šitos paskaitos ir pradėtumėt stebėti, ant ko aš supykau dabar, pavyzdžiui, partneris kažką padarė, ar iš tikrųjų partneris man kenkia dabar ir nevykdo savo įsipareigojimų ir pažadų, ar aš to jau tikiuosi ir aš jau pykstu, nors dar nėra dėl ko pykti. Tai greičiausiai yra perkelimas, jeigu taip yra. Jeigu tik šitą dalyką jūs stebėsit savo santykiuose, jūs išvengsit tūkstančių problemų, nes didžioji dalis problemų atsiranda būtent iš čia. Ir kiek aš dirbu su žmonėm, kai jie pradeda atpažinti projekcijas ir perkelimus ir prisiema atsakomybę už save, santykis absoliučiai keičiasi. Tai antra savybė, kurią svarbu turėti, kai jau atpažįstam save, pradedam suvokti, kad čia esu aš, čia yra kitas, ar ne, kodėl aš taip reaguoju, ar iš tikrųjų čia verta reaguoti, ar iš tikrųjų man kažką kenkia ir dabar daro blogo, ar aš jau tikiuosi, kad man daro kažką blogo ir net nepaklausiu to partnerio, o kokia tavo intencija buvo už to. Ar tu tikrai net važiavai, žodžiu, negrįžai namo dėl to, kad tau neįdomu su manim, ar tu nenori leisti laiko su manim, nes kartais moteris taip prisigalvoja, arba vyrai, ar dėl to, kad ar tu turi savo priežasčių, pavyzdžiui, turi daug darbo, bet kai negrįžta partneris namo, pavyzdžiui, moteris sako, tai greičiausiai jis nenori būti su manim. Tai yra projekcija arba tai yra perkelimas. Ir jeigu jūs prisimsite atsakomybę ir pradėsit stebėti tai santykiai kardinaliai pasikeis. Be to, žmonės išsiskiria dažnai, nes santykiuose yra 2 tėčiai arba 2 mamos, kurios yra santykyje. Arba 2 maži vaikai su savo neišpildytais poreikiais, bet ne 2 suaugę. Tai antra savybė, kurios reikia, tai yra atsakomybės prisiėmimas už savo laimę. Tai reiškia, kai suvokiu, kad aš esu atsakingas padaryti save laimingą. Ir mano partneris yra tik tai +1, kad man būtų šiek tiek fainiau negu vienam. Bet labai dažnai, kodėl mes apskritai einam į santykį, ar ne? Dažnai į santykį mes einam todėl, kad mes norim, kad mūsų tą vidinį vaiką, kuris gavo nepakankamai meilės vaikystėje, nepakankamai dėmesio, nepakankamai rodė, kad aš ypatingas, aš noriu tai gauti kažkur, vis tiek tas poreikis yra nepatenkintas, ta žemė yra tokia sausa ir man reikia ją palaistyti, mano vidinė žemė, kurioje aš augau. Ir tada mes susirandam santykius, negavau to iš mamos ir tėčio, tai gausiu tai per savo antrą pusę. Ir dėl to mums reikia santykių. Gi sakoma, kai karma pradirbta, mums nebereikia santykių. Nes nebėra mums ką tenais veikti, mums yra okei patiems su savimi. Tai santykiai sveiki yra tik tai tada,
kai mes prisiemam atsakomybę už savo laimę. Tai reiškia, kad tada nebelieka noro kontroliuoti, noro manipuliuoti, noro kažkaip tai pasiekti savo naudai per aplinkui, ten strateguoti, kaip man pasakyti, kada man laišką paduoti savo partneriui, bet kada jis nuotaikoj. Tiesiog nebelieka to, nes didžioji dalis energijos eina į vidų. Tai ką aš tikrai labai pastebiu santykiuose, kad poros nariai labai daug dėmesio skiria išoriai. Tai reiškia, kad, tai kaip jinai pagalvos, ar gal aš negaliu to daryti, nes jai nepatiks, kad aš ėjau susitikti su draugu, arba gal man reikia čia užbėgti įvykiam už akių, kad nesupyktų, tada sako, nesupyk ant manęs. Labai daug energijos išoriai ir labai mažai energijos apie save, kas man patinka, kas daro mane laimingą, ir tada aš ateinu pas partnerį, sakau, žinok, mane tai daro laimingą. Tu gali man draust, gali daryti, ką nori, bet tai niekur nedings, nes tai mane daro laimingą, tai yra tai, kas daro mane gyvu. Tai labai daug energijos yra išorėje ir tai irgi yra traumos atsakas. Jeigu vaikystėje arba anksčiau patirtyje, gal ta vaikystė jau užknisa, kiek sakau, kai kurie man klientai sako, kiek galima apie tą vaikystę. Ir aš žinau, mane pačią užknisa kaip terapeutė nuo tos tą vaikystę grįžti, atrodo, ten visos šaknis, bet tiesiog pirminės patirtis, ne vaikystė, bet pirminės patirtis kažkoje srityje. Darbinėje srityje pirminės patirtis nebuvo vaikystė, tai buvo pirmas jūsų darbas galbūt. Ir gali ateiti iš ten daug skausmo ir nuoskaudų. Arba pirmi santykiai labai daug lemia, ar mes buvom atstumti ir priimti. Tai jeigu mes laikom daug dėmesio išoriai, ką kitas žmogus, pavyzdžiui, jeigu jūs negalit namie būti ir būti savo pasaulyje, tuo pačiu jaučiant, kad esat ne vienas, bet jaustis saugiai ir laisvai reiškia, jūs esat visą laiką tokiam nerime, ką kitas daro, kaip jisai jaučiasi. Tai yra traumos atsakas iš ankstyvų patirčių arba praeitų santykių, kur jūs nesijautėt, kad tai yra nuspėjama. Sveikas santykis yra pakankamai nuspėjamas. Ir visos ten aistros, dramos, dėl to ir sakoma, kad tai yra nesveikas santykis, nes ten nėra pastovumo. Jeigu trumpalaikiam santykiui, taip, tai fainai, tai veža, tai hormonai, ar ne, bet ilgoje perspektyvoje namai turėtų būti saugumo oazė. Tai yra mūsų bazė, ten yra saugu. Visa kita tada aš galiu eiti, daryti, veikti ir kažkokių ten dramų prisikurti, nuotykių prisikurti savo partneriu, bet pati bazė turi būti saugumas. Taigi, jeigu jūsų dalis dėmesio, didžioji dalis krypsta, o ką veikia kitas žmogus, jis jau su kompiuteriu eina žaisti, ten jisai valgo, nesveikia, gali jisai valgyti, sustorėjęs, po to taip ir atrodo, man reikia gal sukontroliuoti, arba jau vėl tenais jisai, žodžiu, tą ir aną veikia. Tai yra traumos atsakas, reiškia, vaikystėje jūs neturėjote kaip sukontroliuoti, arba ypač mano klientai, kurie augo šeimose, kur nėra stabilu, pavyzdžiui, kur tėvai serga depresija arba nuolatos jų nėra namuose ir jų atsakas yra visą laiką pasirūpinti, arba kai ten tėvai grįžta ilgai nebuvę, tai atliepti visus tėvų poreikius, padaryti, kad jiems būtų gera namuose, nes tada jie galbūt dažniau bus namie. Arba pavyzdžiui, jeigu depresija sirgo, tėvai žudėsi ar nebuvo pastovumo emocinio, natūralu, kad tokie žmonės priprato stebėti būsenas, nuotaikas ir apskritai empatija. Per didelė empatija yra traumos atsakas, tai nėra sveika ir natūralu. Per didelę empatiją ir įsijautimas į kitą irgi yra iš nesaugumo atėjęs ankstyvo, kad aš negaliu būti susitelkęs į save, rūpinti savim, kažkiek pasirūpinti tavim, aš esu aš, tu esi tu, aš netėjau atitikti tavo lūkesčių, tu mano netėjai atitikti. Tai jeigu aš nesugebu tai būti, vadinasi, aš turiu dalykų, su kuriais aš turiu pradirbti ir grąžinti dėmesį į save. Tai atsakomybės prisiėmimas už savo laimę ir yra, kai aš savo dėmesį nelaikau pastoviai išoriai, ką mano partneris veikia, su kuo jis būna, kada jisai grįž, kiek jisai dirbs, ką jisai valgo, kuo jisai užsiema. Tai yra buvimas išoriai. Jeigu jūs nuolatos tai būnat, tai jūs pavargstat santykį ir toks santykis negali būti sveikas, nes jūs peržengėt kito ribas ir nuolatos esat pervargęs pats, nes didžioji dalis energijos nuteka į išorę, o ten net nereikia jūsų tos energijos. Jūsų energijos užtektų ties savim, susitelkti, padaryti save laimingą, mažiau burbėti, tada reikės ir stebėti, ką kitas daro.
Tai atsakomybės prisiėmimas yra esminis dalykas ir tai nurodo, ar santykiai bus sėkmingi ir sveiki. Elementarūs tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, ateina poros į sesiją ir sako, tai kad jinai man, pavyzdžiui, ir sako, jinai mane nuolatos provokuoja, čia per ją, arba sako, tai tu per jautriai reaguoji. Visa tai yra perkelimas atsakomybės į išorę, vadinasi, išorėje esantis žmogus arba išorės aplinkybės atsakingos, ar aš būsiu sveikas ir ar aš būsiu laimingas. Tai yra absoliutinė sveikata. Ir tai už to visada slypi vidinis trūkumas ir lūkestis, tu turėtum pasikeisti, kad aš jausčiausi gerai. Tai koks čia priėmimas, kokia čia meilė, myliu tave, tas myliu tave nieko nereiškia, jeigu jūs norit, kad kitas keistusi, nes meilė yra jausmas, kurį aš pats generuoju savo viduje, nes aš pasirenku taip. Aš pasirenku mylėti šitą žmogų, o ne meilė tiesiog nutiko. Jeigu meilė tiesiog nutinka, tai reiškia, kad didžiąją dalim jūs esate traumos atsako santykiuose arba karminiam ryšys, sakykime, tai yra primena mamą tėtį, nepradirbtus dalykus ir ten visą kitą. Tai tiesa paprasta, mes esame atsakingi už savo reakcijas ir nesvarbu, kas ką padarė, aš renkuosi, ką su ta situacija daryti. Jeigu mano partneris mane išdavė, aš turiu pasirinkimą, ką su tuo daryti. Aš visada esu kontrolėje. Kontrolėje su savimi, bet ta kontrolė, nebūtinai taip baisiai, kaip gal skamba tas žodis, bet aš visada turiu pasirinkimą, kaip reaguoti, ką man daryti, jeigu aš jaučiu, kad manęs negerbia, kodėl aš turiu būti šitam santykiui, neprivalau, arba aš galiu išsakyti savo partneriui, aš galiu nubrėžti ribas, aš galiu kalbėtis ar ne, ką dabar darom, arba tiesiog galiu išeiti iš tokio santykio. Jeigu tai yra mano riba, jeigu man tai yra neištikimybė vertybė, ištikimybė kaip vertybė, tai viskas, tai aš nebegaliu tam santykiui būti, viskas, aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą. Ir visada mes turim tokią trumpą pauzę, akimirką sąmoningumo, kur galim rinktis, ar mes būsim auka, bejėgiai, kuriuos nuskriaudė, kur mama ir tėtis nedadavė kažko, kur mano vyras, čia per jį viskas, jisai žodžiu, čia blogas, tas narcizas ar whatever, arba aš prisiemu atsakomybę ir pasirūpinu savim bei santykiu. Tai atsakomybė, kai mes sakom prisimti atsakomybę, tai labai svarbu suprasti, kad prisimti atsakomybę ne už kitą žmogų, ne už jo jausmus, bet aš prisiemu atsakomybę už save ir už santykį kaip tokį iš savo pusės, kiek galiu pakeisti ir kiek galiu kontroliuoti. Bet tik tiek. Tai reiškia, kad ne atsakomybę prisiemu už kitą žmogų, bet už save ir už santykį, už tą savo pusę santykio, ne už visą santykį, už savo pusę. Ir kai pradedam iš tikrųjų žvelgti giliau, tai tą ir girdžiu, kai būna porose, po to prisipažįsta ir išmoksta kalbėtis partneriai taip, kad, aš supykau, nes man panašu, kad taip ir taip ir taip. Ar gali man pasakyti, o ką tu turėjai omeny, kai tai darai, arba kai tai sakei? Tiesiog pasitikslint, elementariai pasitikslint, paklaust. Nes mes labai dažnai žaidžiam kažkokiais visažiniais, bet jeigu mes tiesiog paklaustume, ką tas žmogus turėjo minty, kai jis tai darė, galbūt tai yra visai kas kita, negu kad mes projektuojam ir perkeliam. Tai prisimti atsakomybę, tai reiškia vietoj tu mane ignoruoji, arba jis čia dėl to, kad jis daug dirba, arba dėl to, kad čia jisai nuolatos yra, žodžiu, užsiėmęs, arba dėl to, kad jis yra visada piktas, aš dėl to tokia esu. Ne, jis yra jis, aš esu aš. Ir aš turiu save turėti tame santykyje. Ir mes abu turim turėti save ir savo gyvenimus. Tai jeigu mes sugebam nebesivelti konfliktus, pasiklausti, ir kai kyla kažkoks tai konfliktas, kalbamės, kas mums skauda, ir kartu ieškom sprendimų, tai yra sveikas santykis, tada gali būti artumas. Bet atsakomybės prisiėmimo, žinokit, iki tokių lygių prisiklausau sesijose, elementarus, pavyzdžiui, ribų negerbimas, kas susijęs su seksualinė tema. Vyrai dažnai naudoja kortą, taigi mes vyrai. Žinokit, per savo praktiką aš mačiau moterų kartais, kurios yra žymiai labiau aistringos negu vyrai. Taip, kad nebūtinai sakyti, kad vyrai yra tie, kuriems moteris turi duoti.
Labai juokingas pasakymas. Tai jeigu vyras, čia vieną pavyzdį iš savo klientės paimsiu, bet yra krūva tokių pavyzdžių. Jeigu vyras ateina ir sako, taigi mes vyrai, taigi tu mano žmona, taigi tu privalai, taigi mes dabar esam šeima, tai ką jau prie žmonos negalima prisiliesti, tai yra seksualinis smurtas ir tai yra ribų negerbimas. Jeigu žmogus sako nenoriu ir kažkas dar kitas žmogus bando ginčytis ar pykti, ar kelti konfliktą, ar kažkokį skandalą, tai yra ribų peržengimas. Nes sveikame santykyje mes žinom, kad galbūt vienas yra labiau aistringas, kitas šaltesnis, taip labai dažnai būna santykiuose, tai nes mes atsveriam, ne, vienas labiau namisėda, kitas labiau aktyvus, taip jau veikia tos svarstyklės ir kai du poliai sueina kartu. Tai kai mes pažįstam vienas kitą, mes galim suprasti, kas kitam svarbu, bet mes negalim reikalauti iš jo. Bet koks reikalavimas ribų peržengimas ir tai yra atsakomybės neprisiėmimas. Vienintelis poreikis, kurio nepatenkinus žmogus nenumiršta, nes poreikiai tai nėra norai, poreikiai yra sąlygos išgyventi. Vienintelis poreikis nepatenkintas, būtent seksualinis, kurio nepatenkinus metai žmogus vis tiek išgyvens. Visi kiti poreikiai, jeigu deprivuoja žmogus ir nepatenkina tų poreikių ilgai, jisai neišgyvens. Taip, kad seksualinį poreikį galima patenkinti įvairiais būdais ir labai dažnai žmonės nori tarkim, seksualinio kontakto dėl to, kad nemoka megzti kitokio tipo intimumo. Tai čia yra atsakomybės neprisiėmimas už savo laimę ir projekciją, kad tik kitas gali mane padaryti laimingą, tik tai seksas gali mane padaryti laimingą, tik tai, žodžiu, kai kitas žmogus pasikeis, tada aš būsiu laimingas. Ir tai yra absoliutus aukos gyvenimas ir tai yra visiško nelaimelio gyvenimas. Parašykit komentaruose, kaip jums tai girdisi, ar rezonuoja tai, ką kalbu, ir galbūt yra kažkoks klausimas, jūs galite užduoti klausimus čate ir aš atsakysiu neužilgo. Ir trečia savybė, kuri indikuoja, ar santykiai galės vystytis, būti ilgalaikiai, prasmingi, gilus, ar tie santykiai išsisems, tai ar yra atvirumas augti ir keistis. Labai paprastai. Visi tokie pasakymai, tai aš jau toks. Aš niekada dažnai nemokėjau kalbėti apie jausmus, nu ko tu iš manęs reikalauji? Arba, nu taigi aš užaugau tokioje šeimoje, pas mus visi viską laikėm viduje, tu čia nori, kad tave savo jausmus kažkokius kalbėčiau. Ar dar kaip nors. Tai visa tai yra lygiai tas pats atsakomybės neprisiėmimas. Ir tai yra aukos pozicija. Ai, tai mane tokį jau sutvėrė, tai aš jau toks, tai jau nieko čia nebus gero. Lygiai tas pats naudojimas, pavyzdžiui, dvasingumo bendruomeniai. Tai aš projektorius pagal human design, arba tai aš pagal astrologiją ten vėžio savybių turiu, kuris nėra jau toks aviniškas, kur ten, žinai, siektų. Tai aš jau toks esu. Visiška nesąmonė, nes tai, ką mes turim duotą, mes tai turime, bet visą kitą mes mokomės. Tai reiškia, mes galime mokytis to gyvendami ir tas savybės mes ugdom, kurių astrologija mums neparodo. Nereiškia, kad jeigu aš jau toks gimiau pagal astrologiją, tai viskas, aš jau dabar tik tai toks ir ne kitoks. Tai yra nesąmonė ir tai yra aukos pozicija ir atsakomybės neprisiėmimas. Kažkaip nelabai norisi girdėti to. Tikiu, kad nesinori girdėti, bet laimė, žinot, yra tik tai tada, kai mes prisiėmam atsakomybę už savo gyvenimą ir nėra geresnio jausmo negu atsakomybės prisiėmimas. Tada yra tiek jėgos, tiek energijos, tiek aistros, tiek viso ko, bet jeigu aš tiesiog žiūriu, kad ai, nu tai čia vis tiek aš jau užaugau tokioje šeimoje, čia jau nieko nepakeisiu, nu mano partneris, žinot, vartoja alkoholį arba jis pastoviai tenais dirba, tai nu ką jau, arba mano moteris visada knisa man protą, tai tai ką aš jau būsiu laimingas, nu tai jau su tokia moterim gyvenu, nu tai jau čia nieks man nesišviečia geriau. Tai kai žmonės, jeigu jie turi savybę atvirumą augimui ir tokį netgi meilę augimui, tai tas santykis gali vystytis ir būti ilgalaikis. Kitu atveju tai bus trumpalaikis santykis, kur mes patenkinam kiekvienas savo poreikius, pasinaudojam, kaip šitoj vartotojiškai visuomenė yra labai patogu ir įprasta, pasinaudojau, padraugavau ten kažkiek ir viskas. Ir nieks nebenori, žodžiu, sunkiai dirbti, nes ai susirasiu kitą. Tai
iš dalies gerai, kad tokia kultūra yra, kur dabar mes galime rinktis, iš kitos pusės žmonės tiesiog pasiduoda aukos pozicijai ir išeina, nebekovoja. Bet kovoti tai reiškia prisimti atsakomybę už save. O jeigu mūsų partneris neprisiema atsakomybės, jeigu jis nėra atviras augti ir keistis, tai toks santykis nebus ilgalaikis. Arba jūs tiesiog gyvensit kaip du atskiri žmonės, nes jeigu vienas žmogus perauga kitą ir kitas žmogus nepasiveja, tokie santykiai dažnai išyra. Dėl to yra truputėlį dabar tokia jautri tema, nes moteris labai stipriai evoliucionuoja, moteris gavo čia laisvės, tai dabar jos viską daro, visą ką, labai daug mokosi, net ir va čia šiandieną prisijungia, yra vis tiek didžioji dalis moterų. Tai moteris mokosi, tobulėja ir skatina vyrus tobulėti, nes vyrai labai daug dalykų dėl moterų padaro iš tikrųjų. Ir mes gal būtume kaip kokie klajokliai iki šių dienų, jeigu ne vyrai, jeigu jie nepasirūpintų, nes moterim reikia gimdyti, moterim reikia stabilumo, saugumo, mes iš klajoklių sukūrė miestus, visi miestai yra sukurti vyrų. Ir aš iš tikrųjų labai dažnai su moterim, kai kalbu, nes jos ten taip užsiema saviugda, auga ir staiga sako, čia tas mano partneris kažkoks lievas, žodžiu, jisai čia nesąmoningas visai, atrodo, lyg tai gulėtų ir nieko nedarytų. Ar ten jisai neauga visiškai, tai o aš čia tokia vat medituojanti, ten po retrytus važinėjanti. Tikrai atsiranda ta problema, nes moteris nustoja vertinti, kiek vyrai daro dėl jų. Aš tiesiog elementariai labai dažnai moteriams sakau, ar jūs galit pasidžiaugti važiuojant mašina, kad pavyzdžiui jūs važiuojat mašina. Ta mašina yra sukurta jūsų patogumui, jūsų malonumui, jūsų saugumui, jūsų gebėjimui keliauti ar neatrasti, tyrinėti. Bet moteris neįvertina, kad vyrai daro tos purvinus darbus, vyrai renka tas mašinas, vyrai taiso tos stabdžius tų mašinų. Ir vyrai yra tie, kurie tiek daug visko duoda ir daro, bet matai, jie nemedituoja, vat atsisėdę, ten apsikabinę, nekvepuoja į širdį, visi skirtingai tą meilę rodo. Tiesiog svarbu suprasti, kad arba vyrai sako, šiuolaikinės moteris visos barakudos absoliučiai tenai, žodžiu, jam niekada negana, jos visada visko nori, daugiau. Taip, yra įvairių problemų socialinių, bet čia yra pasiskųst viskas gerai, pasikalbėti. Tiesa, vyram per daug skųstis yra nesveika, nes vyrai besiskųsdami išskiria labai daug estrogeno ir tada tampa pasyvus. Moteris, kai pasiskundžia, pas jas išsiskiria estrogenas taip pat, bet jos tada atsipalaiduoja ir joms tai yra sveika. Taip, kad pasiskūst trumpai viskas gerai, bet esmė yra prisimti atsakomybę. Ok, nu taip, mano vyras toks, tai ką aš galiu, už ką aš jį galiu gerbti, arba jo, mano moteris tokia, už ką aš galiu ją gerbti, nes jinai nėra iš principo bloga, jeigu aš ją pasirinkau ir su ją būnu. O jeigu aš ant jos arba jo kiekvieną dieną savo mintise važiuoju, tai yra mano atsakomybės neprisiėmimas, kad aš būnu santyki su žmogum, kuris man netinka, nerezonuoja, netraukia. Ir nieko dėl to nedarau. Tiesiog zuziu savo antrai pusiai, kokia jin turėtų būti kitokia. Tai jeigu žmonės nėra atviri augti ir keistis kartu, nebūtinai ta pusė, kaip jūs norėtumėt, kad partneris keistus, bet iš esmės augti ir pažinti savo partnerį. Augti tai reiškia tapti vis labiau atviru išgirsti savo partnerį, bandyti suprasti, kas jį daro laimingą, bandyti rasti kažkokį kompromisą, kur abiem būtų gera. Augimas turėtų būti ta kryptim. Nebūtinai, kad jis ten medituos taip, kaip jūs norit, ar jį medituos. Nebūtinai, žodžiu, jisai bus toks, kaip jūs čia įsivaizduojat, kad jis turi būti, bet iš principo, ar tai yra žmogus, kuriam jūs rūpit? Jeigu jūs jaučiat, kad rūpit kitam žmogui, ir jeigu jums rūpi kitas žmogus, toks santykis galės tęstis, nes abu žmonės yra atviri augti ir keistis, tai nebūtinai visada tik prisitaikyti, bet galbūt su kažkuriom savo savybėm netgi pradirbti, kad tas santykis būtų sklandesnis. Taigi, daug kas rašot komentarus, tai rezonuoja labai įdomu, dėkoju, galva sprogsta tiek naudingos info, labai džiaugiuosi. Jo, visada moteris knisa protą. Kodėl? Žinot, moterų smegenys yra į smulkmenas orientuotas ir iš tikrųjų moterim
niekada neužteks. Jūs, žodžiu, pastatysit namą, jei reikės sodų, jūs turėsit sodą, jei reikės mašinos, jei turės mašiną, jei reikės dabar jie ten kažkaip tai, žodžiu, dekoruoti. Ten tą padarysi, tada jinai sakys, žiūrėk, vaikam reikia naujus rankšluosčius namie pakeisti. Vyrams galvas sprogsta, kam nauji rankšluosčiai, jeigu yra geri. Moteris tiesiog nuolatos rūpinasi. Vyrai sprendžia problemas, moteris rūpinasi ir taip realizuojam save. Tai jeigu moteris nuolatos nori ir rūpinasi ir vyras supranta, kad aš ją myliu, aš ją gerbiu, jeigu jai tai svarbu, gerai, nupirkim tų rankšluosčių, moteris bus laimingesnė, gal aš nelabai matau skirtumą, bet su laiku žiūriu, kad bendras gerbujus kažkaip geresnis. Tai jeigu atitinka vertybės, tai moteris rūpinasi, o vyras sprendžia problemas, kad moteriai pavyktų efektyviau pasirūpinti. O knisimas proto tai yra užstrigusi energija, kai moteris negauna labai dažnai pakankamai jūsų dėmesio arba tiesiog projektuoja, perkelia kažką iš anksčiau. Aš vis galvoju ir ieškau, kodėl man niekaip nepavyksta surasti antros pusės. Aš galvoju, kad yra baime, kad būsiu palikta ir vienišumas bus dar skaudesnis. Taip, ir tai labai dažna, nes viena pusė nori, o kita pusė, kai jau ateina į veiksmą, stumia. Tai svarbu pamatyti ir pradirbti su šitų dalykų. Prisimti atsakomybę už tai, kad jeigu aš nesurandu, gal iš tikrųjų nenoriu viduje. Tiesiog prisimti atsakomybę už tai ir žiūrėti, jeigu aš prisimčiau atsakomybę šiandien, kokį vieną žingsnį galėčiau padaryti link tokių santykių, apie kuriuos svajoju. Mano nuomonė, Lietuvos vyrai yra išpuikę. Tai yra jūsų įsitikinimas. Yra ir išpuikusių vyrų, yra ir labai tokių nuolankių, pagarbos vertų, sąmoningų, savo ašyje, gerbiančių pačius save vyrų ir yra visokių. Su šitais įsitikinimu būtų svarbu pradirbti. Su tokia nuomonė, todėl ir besat vieniša. Čia atsakas buvo, dėkoju už nuomonę, bet jūsų aš neklausiu. Taip, tai labai norisi mums pakomentuoti kitų gyvenimą ir tai yra noras, kodėl žmonės komentuoja. Dažnai nori padėti kitam, kad kitas žmogus atsireflektuotų ir nekartotų tą, ką daro. Bet verta pagarbos, jeigu žmogus dalinasi atvirai apie savo skausmus, apie tai, kad jam nepavyksta, tai yra verta pagarbos. Ir žmonės dažnai, kurie atsako į tai pirma, jie jaučiasi kažkokie superior tikriausiai, bet tai irgi yra iš jų vidinio nesaugumo. Arba nori pamokyti, paedukuoti, nes jaučia atsakomybę, bet tai irgi atsakomybės į išorę nusimetimas ir neprisiėjimas atsakomybės už save, ėjimas į procesą ne save kažkaip tobulinti, ne pačiam ieškoti, bet noras kažkaip kitą žmogų pamokyti, tada man nereikės mokytis, nes aš būsiu teisesnis ir mano savivertė pakils trumpam. Tai kreipkim dėmesį daugiau save, nei kitus ir pasidžiaugkim, kad žmonės yra vis atviresni kalbėti apie tai, kas juose iš tikrųjų viduje yra. Tai kas yra meilė? Žinot, psichologai, psichoterapeutai nelabai tiki meilę. Yra šiaip labai daug dvasinių visokių ieškojimų turėjus, tai mano nuomonė meilė yra pasirinkimas. Mano nuomonė meilė yra jausmas, kurį aš susigeneruoju, kai aš ateinu nuolankiai ir su atvira širdim pas kitą žmogų. Tai čia yra mano nuomonė, labai trumpai atsakant į šitą klausimą. Tai aš paminėjau tokias 3 savybės, ar ne? Tai atsakomybės prisiėmimas, apjungiantis visą tai, atvirumas augti, be ko santykiai irgi labai dažnai žlunga, vienas praauga kitą ir tie santykiai nebesiklijuoja, jeigu kitas nėra atviras ir sako, toks aš jau esu, manęs nepakeisi. Ir kitas momentas, jeigu jūs nesate įsisąmoninę savo ankstyvųjų patirčių arba ankstesnių patirčių ir kaip jūs projektuojat ir perkeliate. Tai žinoma, tik tai girdėti tai galbūt nebūtinai pakanka, reikia kažką su tuo ir padaryti. Bet aš tiesiog jaučiuosi labai užsikūrus ir atrodo norisi kalbėti su jumis labai ilgai ir visas šitas temas vis daugiau aptarti, nes aš realiai matau, kaip žmonės padarė tam tikrą darbą su savimi, kaip jie pakeičia tuos savo santykius ir kad tai yra įmanoma. Ir iš esmės, čia yra keli įrodymai, kad įmanoma, aš tiesiog noriu įsikvėpti, kad tai yra įmanoma. Vat moteris, pavyzdžiui, atėjo įsitempusi, neįtin laiminga, į kursą, kurį aš dariau apie santykius, o išėjo atsipalaidavus ir norite džiaugtis gyvenimu.
Ir šitas kursas pakeitė mąstymą ir įsitikinimus apie santykius. Tai va čia tie įsitikinimai, ką jūs rašot, būtent jie ir kiša koją. Ir mano romantiniai santykiai smarkiai pagerėjo ir tai vyko dėl mano pasikeitusio elgesio ir požiūrio. Ar tai girdit? Tai neįvyko dėl to, kad mano partneris staiga pasikeitė. Dėl to, kad aš prisėmiau atsakomybę ir aš padariau tos žingsnius. Ir santykiuose atsirado daugiau harmonijos ir atsipalaidavimo. Ir sužinojau daug dalykų apie vyrus, jų mąstymą tapo lengviau spręsti nesutarimus ir suprasti vienas kitą. Žinot, pažinimas apskritai poliariškumo galiu rekomenduoti bent jau moterim, šiaip visiems rekomenduoju knygą Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros, labai labai sena knyga, labai gera, apie pagrindus, dabar yra ir angliškai Beyond Mars and Venus, tai dar sekanti knyga Johno Grėjaus parašyta, bet ten tokia populiarios literatūros, bet jinai labai labai gerai parodo va tuos žmonių vyrų moterų skirtumus ir tiesiog padeda priimti vieniem kitus tokius skirtingus. Arba vat kitas dalyvis rašo, nuoširdžiai sakau, šis kursas buvo transformuojanti kelionė, kai viena moteris pasakė santykių Biblija. Tai padaugėjo manyje atsipalaidavimo, o kas svarbiausia, žymiai sumažėjo nepasitenkinimo ir dramų kelimo ir santykiai tapo harmoningesni. Ir tai vyko dėl vidinių įsitikinimų pakeitimo ir baimių paleidimo, širdies atverimo. Ir pagaliau supratau, kad galiu atsiriboti nuo partnerio emocijų ir nesijaus blogai, kai jis yra piktas ar liūdnas. Tai ką ir sakau, tas susiliejimas per didelę empatiją ir yra dažnai pasiekmė kažkokių tai vidinių žaizdų nepradirbtų. Ir kai mes tai pradedam matyti ir tai atpažinti ir kažką su tuo daryti, apie ką kurse ir kalbam, ką daryti, tai tampa žymiai lengviau gyventi. Ir žinokit, ta moteris, aš jos video, man atrodo, įkėliau, arba šiandien įkelsiu, gal nepabaigiau prieš webinarą kelt, o gal ir įkėliau. Žodžiu, Instagrame yra moteris, kuri dalinasi ir jos akis spindi, jinai absoliučiai yra kitoj būsenoj negu atėjo į kursą, nes pradžioje jinai buvo tiesiog nusivylus. Tai aš tiesiog noriu, kad jūs įkvėptumėt, kad tai įmanoma, kad tai nėra tik tai teorija. Ir tai, kai jūs šiandien išgirdot, jeigu jūs įdėsite praktiką, jeigu jūs prisimsit atsakomybę, pastebėsit, kai atiduodat. Labai paprastas dalykas, tiesiog paklauskit savęs, ar šita mintis mane stiprina ar silpnina. Ir apskritai, ar jinai daro mane priklausomą nuo kito. Nes jeigu taip, tai yra mintis, kuri mane silpnina. Jeigu aš galvoju, kai kitas, bet tai o jeigu kitas, tai mane silpnina. Prisimti atsakomybę reiškia sustiprėti. Ir va čia moteris dalinasi, kad jautėsi pradžioje santykių užstrigusi toksiškų santykių rate ir kurso dėka pavyko iš jo ištrūkti. Pasikeitė požiūris į santykius ne tik poroje, bet su savimi ir aplinkiniu pasauliu. Ir nebereikia įsižadėti savęs, trypti savo vertybių ir poreikių, daugiau lengvumo, noro augti ir tobulėti. Tai tiesiog tai yra įmanoma. Ir šita moteris, jinai 6 metus niekaip nesugebėjo susirasti antros pusės, jinai buvo prieš tai toksiškose santykiuose ir po to priprato būti viena, žinot, moteris pripranta būti kaip vienos kaip katės ir jai iš tikrųjų buvo sunku susirasti antrą pusę, nes visi buvo neverti jos dėmesio, bet jai pavyko, mes turėjome, jinai dalyvavo pagrindiniai programai, tai tenais, kur yra 8 savaitės Q&A susitikimai, medžiaga mokymosi, užduotis ir mes turėjom su ją papildomai, jinai turėjo premium planą, turėjom 4 asmeninės sesijas. Ir tų sesijų metu visą tai, ką jinai išgirdo medžiagoj, mes pritaikėm praktikoj per kūną. Jai reikėjo pakeisti kūno poziciją, reikėjo pereiti į kitą būseną ir jinai susirado antrą pusę ir dabar jaučiasi įsimylėjus ir sako, jis visiškai kitoks atrodo negu mano prieš tai buvę. Tai sakau, super, mes labai tikrinam, mes su jie dirbam ir labai žiūrim, ar tai nėra kažkoks vėl love bombing, ar ne, ar santykiai klostosi sveikai, nes jinai turi polinkį pritraukti nesveikus santykius, nes jos vienas iš tėvų buvo narcisistiškas. Tai tą svarbu suprasti, kad tada labai svarbu darbą padaryti su savimi. Ir jinai rašo, kad aš nepasibaigus kursui sutikau tokį žmogų ir esu naujam gražaus romantinio ryšio kūrime. Tai jūs praėję tą kursą galite suprasti, kas yra sveiki santykiai tiesiog. Tai
tiesiog, jeigu jūs pritaikysit bent vieną dalyką iš to, ką girdėjot savo santykiuose ir savo gyvenime, jūsų santykiai gali kardinaliai pasikeisti. Tai mano noras, užsidegimas, aš tokia užsidegus čia kalbu, nes tiesiog matau didelę prasmę, nes matau žmonių rezultatus. Ir jeigu jūs esat šiandieną čia, tai jūs esat pasiruošę prisimti atsakomybę už kažkurią savo sritį gyvenime. Ir santykiai yra ta vieta, ties kuriais jums skauda, ties kuriais galbūt jūs norite dirbti, ties kuriais yra energijos. Išnaudokit tą energiją, ar tai būtų pykčio energija, ar tai būtų nusivylimo energija. Išnaudokit tą energiją pokyčiui. Tiesiog pritaikykit bent vieną dalyką iš to, ką girdėjot. Arba atkreipkite dėmesį įėjus į erdvę, į ką jūs atkreipėte dėmesį kitose žmonėse, ką akcentuojat. Kai kalbat apie vyrus, moteris, ką akcentuojat. Mano vienas klientas visada sakydavo, ai, nu tai jo, tai žinai, tos moteris tenais, ir visą laiką duodavo kokį nors pavyzdį, kur maždaug jisai yra vargšas. Nu, kai būna visi tie bajeriai, ar reelsai, ar taip toliau, kur, žodžiu, raustina, žodžiu, vieni kitus vyrai ir moteris, ir kad, nu jo, tai moteris visada teisi, taigi reikia su viskuo sutikti, nu, pavyzdžiui, va tokie. Ir vis pabrėžia kokius nors pavyzdžius, tos bajerius, kurie paremia jo giluminį įsitikinimą, kad jis yra vargšas ir santykiai neturi jėgos. Ir jis laiką suranda santykių, kuriame praranda save ir po kiek laiko pas jį sukyla labai didelis pyktis ir jisai tiesiog sugriauna tą santykį savo pykčiu. Tai svarbu pamatyti, kokie tie įsitikinimai viduje ir kaip jūs patys griaunat tą santykį arba nesusirandat santykio. Tai ir vienas mano dar pasiūlymas, jeigu norit prisijungti, tai nuo kitos savaitės, nuo antradienio mes pradedam kursą. Jame yra likę 2 vietos ir yra 3 planai. Yra pagrindinis planas, kaip minėjau, 98 pamokos, 4 valandų video medžiaga, jums lieka 5 metam. Ir jums su nuolaidos kodu yra 20 € nuolaida. Tai jeigu norit prisijungti prie kurso arba net savarankiškai žiūrėt, gal jūs esate žmogus, kuris nemėgsta būti grupėse, tai yra savarankiškas planas. Ir yra premium planas, kur net šalia to jūs gaunat mano asmeninį vedimą, nes šiaip sesijos pas mane yra žymiai brangesnės, bet būtent šito kurso metu aš taikau tikrai draugiškas kainas tam, kad jūs galėtumėt būti paremti šitoje kelionėje, kad tai nebūtų tik tai pažiūrėjau medžiagą ir tiek. Kai kuriems žmonėms to užtenka, nes vien žinios keičia labai daug dalykų. Ir šalia to, šalia žinių, jeigu mes dar turim vedimą ir jeigu dar šalia turim grupę žmonių, kurie patys ieško ir tyrinėja, užduoda klausimus, kurie galbūt ir jums rezonuoja, apie kuriuos jūs gal net nesugalvojat paklausti, nes net nesat atkreipę į tai dėmesio, tai gali būti labai labai vertinga. Tai aš tikrai noriu iš širdies parekomenduoti, prisijungti, kam rezonuoja, kam reikia vedimo gilesnio, negu tik tai, galbūt čia jums rodys, negu tik tai, žodžiu, kažkokios medžiagos, bet mano tikrai širdis labai pilna dalintis su jumis, va pridedu nuorodą naują, kuri tikrai veikia. Tai jeigu prisijungsit per 24 valandas, tai galioja nuolaidos kodas meilė, su kuriuo yra 20 € nuolaida, kas iš tikrųjų dvejojat dėl kainos, galima ir išsimokėtinai, tikrai turiu žmonių, kurie išsimokėtinai. Mano užduotis tiesiog, kad kuo daugiau jūsų sukurtų harmoningus mylinčius santykius, nes aš pati, kai man pagaliau pavyko, po tiek ieškojimų, bandymų, po įvairių nerimo, nemiegotų naktų, vienišumo jausmo, net būnant santyki, ir dabar sukūrus tikrai tvarų, harmoningą, pilną pagarbos santykį, aš dėl to jaučiu didelę aistrą dalintis tuo ir pasakyti, kad tai yra įmanoma. Ir viskas prasideda nuo atsakomybės prisijėmimo už savo gyvenimą, nes niekas nepadarys mūsų laimingų, tik mes patys, ir niekas nežino, kaip padaryti mūsų laimingų, jeigu mes patys to nežinom. Nes noriu pasakyti tokį dalyką, kad žmonės yra treniruojami. Ir jeigu mes informuojame apie tai, kas mums svarbu, ir apskritai taip, kaip mes elgiamės su savimi, taip kiti žmonės elgiasi su mumis. Tai mes treniruojame ir mokome kitus žmonės, kaip elgtis su mumis. Tai jeigu norite, kad su jumis elgtųsi pagarbiai, elkitės pagarbiai pirmiausiai su savimi. Pradėkit nuo savęs, prisimkite atsakomybę. Ir šitas kursas gali būti atrama
šiuo metu. Ir tai gali būti jūsų santykių biblija, kaip rašė viena iš dalyvių, tiksliau 2 dalyvės rašė, kad tai gali būti santykių biblija. Ir mes pradedam Liepos 1 dieną, 8 savaitės, kartą per savaitę turime klausimų atsakymų sesiją, kur atsakomi visi jūsų klausimai. Ir taip pat turite per tą laiką paskaitas pažiūrėti savo tempu. Ir šita medžiaga lieka 5 metus su jumis. Tai reiškia, kad jūs, tai nebus atjungta, jūs galite peržiūrėti per savaitę tik tai vieną kažkokį arba atlikti vieną užduotį. Pradžioje kurso mes išsikeliam tikslą ir jo siekime viso šito kurso metu. Tai labai kviečiu nuoširdžiai prisijungti tuos, kas rezonuoja. Ir dar rašot paskutinę santykę, supratau, kad būti vienišai santykios yra dar blogiau nei būti vienišai. Aš pasirinkau taip nesijausti. Super, žodis pasirinkau ir atsakomybės prisiėmimas. Ir iš tikrųjų pati žiauriausia kančia turbūt yra, kai yra šalia žmogus, bet yra vienišumo jausmas ir vienatvės jausmas. Tai labai skaudu. Ir džiaugiuosi, kad pavyko pasirinkti, tai reiškia prisimti atsakomybę dėl savo laimės, nes nieks kitas nepadarys mūsų laimingų, tik mes patys. O mes patys turime atrasti tuos raktus į laimę. Tik per savo bandymus, paklydimus kartais ir ieškojimus. Tai parašykit, prašau, į chatą žinutę, su kuo išeinat, kokia mintis su jumis lieka po šiandienos, koks jausmas, kokia mintis ir kokią žinutę norėtumėt savo užakcentuoti, kad rytoj atsimintumėt, kad poryt atsimintumėt. Tiesiog akcentas labai svarbu mūsų smegenim, nes jeigu mes tik tai perklausom ko nors, bet nereflektuojam, tai taip per vieną ausį ėjo ir išėjo. Ir aš manau, kad tos informacijos ir taip yra pakankamai. Tai dėl to parašykit arba bent jau pagalvokit dabar keletą akimirkų, kokia ta žinutė, kurią jūs norit savo užsifiksuoti, kad jūsų smegenys suprastų, aha, va šitą išsinešiau iš šitos paskaitos, iš šitos valandos, kurią klausiau. Tai ar bus kursas rudenį? Atsakau, kad nežinau, nesu tikra. Nesu tikra, ar bus, bet tikrai bus savarankiškas kursas, bet noriu pasakyti labai svarbų dalyką, kad šitie kursai brangs ir gal netgi dvigubai, nes dabar šitie kursai yra testinėje stadijoje, tai vadinasi, renku keletą grupių, žiūriu, optimizuoju programą, dėlioju patį mokymosi flow, kad žmogus pasiektų max rezultatą. Tai ateityje šitie kursai bus tikrai dvigubai, o kai kurie gal net iš planų ir trigubai brangesni. Tai jeigu norit jungtis, tai rekomenduoju nelaukti, nes su kiekviena grupė brangsta, o tada jie bus dar brangesni dėl to, kad mano tikslas yra išdirbti tinkamą tą mokymosi procesą. O savarankišką planą kol kas galite prisijungti už toją kainą, bet ateityje jisai tikrai taip pat brangs. Taigi, renkuosi save, prisiemu atsakomybę už savo laimę. Valio. Akcentas, kad labai gražiai diena atrodo kaip visada. Ačiū. Ačiū labai, bet čia vėl į išorę energiją. O ką savo išsinešu, kokią tai prasmę, kokią išmintį. Aš pasielgiu teisingai, ieškosiu žingsnio toliau, kad surasti sveikus santykius. Valio. Labai didžiuojuosi jūsų sprendimais. Ir jeigu esate pasiruošę dabar, tai kviečiu nedelsti ir prisijungti prie kurso, nes būtent 24 valandas galioja kodas meilė ir yra tik tai 2 vietos prisijungti į santykių kursą. Tai jeigu jūs esate pasiruošę dabar, tai kviečiu neoverthinkinti, o tiesiog prisimti atsakomybę ir tą sprendimą. Labai dažnai tie sprendimai, kurie atrodo tokie riski, ar ne, kur nežinau, kaip čia bus, nežinau, ar dabar tinkamas laikas, nežinau, ar aš pasiruošusi, ar pasiruošęs, nežinau, gal čia per brangu man. Tie sprendimai, kurie priimti būtent šito emocijai, labai dažnai būna tiesiai taikinį, nes ten yra vidinis pasipriešinimas, nes mes bijom, nes mes nežinom, o kaip kitaip gyventi. Tai mano tikslas ir yra paskatinti jūs į kitokią gyvenimo kokybę, kad jūs pradėtumėt kitaip gyventi, tai žengtumėt žingsnį link savęs, kas yra pats svarbiausias dalykas - prisimti atsakomybę, kaip ir minėjau. Tai kodėl tik 2 vietos limited edition? Todėl, kad jau kitos vietos užsipildė ir jau žmonės yra užsiregistravę ir laukia kurso ir liko 2 vietos, tai dėl to limited edition. Nes aš renku iki 10 žmonių grupę, tai dėl to. Jaučiu dėkingumą iš transliavimo, išsinešu tai, kad ne viena ieško atsakymų panašius klausimus sau.
Taip, labai svarbu bendruomenė, palaikymas ir net prisijungimas čia, pamatymas, kiek žmonių yra šitoje temoje ir kiek žmonių užsiregistravo. 200 žmonių užsiregistravo į šį webinarą. Aišku, iš jų prisijungia tik tai dalelė, bet kiti žiūrės įrašą. Taigi apie tai ir yra, apie bendruomenę, apie bendruomeniškumą ir vieni kitų palaikymą. Taigi, ačiū Jums šiandien, kad buvote. Lauksiu prisijungiant prie kurso arba tiesiog galite peržiūrėti šitą paskaitą dar kartą, turit 3 dienas tam, po to tas kursas bus išimtas, ne kursas, o šita paskaita bus išimta. Ir iki susitikimo kitais kartais. Ačiū Jums, kad buvot, širdis pilna meilės ir dėkingumo. Ačiū, ačiū, ačiū. Ir linkiu gražaus vakaro ir gražių atradimų savo gyvenime pritaikius bent dalelę to, ką išgirdote. Ačiū. Iki.